Puikiai dienelė Nydoj. Andrius eina pasivaikščioti. Kur varysim Andriui, Kopas? Jo, varysim ten. Lipsim laiptais. Jo, Apšilai šinkojus, pasiruošęs. labai. Patogiai avalinė, viskas. Jachtų klubas. Jo, ten naras. Nardo tokia antikė. Kaip Andriau kelionė autobusu? Ką veikiai? Ką veikiai? Patiko? Ką žiūrėsim, kaip atgal važiuosim? Vieną žodžiu, be kompiuterio negalim mes. Pajudėjom pabiškį. Kyla vėjas. Jūs sveikina laivo Nidas kapitonas и Įgulos. Mes matom сеновине. Вас приветствует капитан и команда корабля Нидас. Приглашаем вас насладиться часовой водной прогулкой до зоны террористов. Мы удовлетворим дорогой границы с Россией и вернемся назад в порт Нида.
Nidas, pavadinimas buvo smagiai, bet biški vėjota. Taip, čiut sušalom, bet jau čia yra šilta. Kur mes dabar, Andriau, einam? Į kopos. Lipsim į kopą. Andrius biški užstrigęs, gaudys pokemonus. Yra ryšys pas tave. Jo, aš jau duomenys. Užlipom į kalną. Pavargo mane, Andriau. Jo, labai pavargom. Yra ką čia veikti. Jos labai šalia. Šalia jau visai jo. Matyti. Liko biški atsikvėpsim. Ir šturmuosim iki galo, ne? Ir viršūniai. Saulės laikrodis. Matosi jūra. Ką ten buvom tenai, ne? Prie katerio. Jo. Manchmal, wenn man hier längere Čia Zeit jūra. ist, Šitai pusėje Marios. Labai graži vieta. Jau leidžiamės, ne, Andriau? Jo. Kaip buvo viršui? Labai gerai. Ilga buvo labai. Ar suradai pokemonų prie laikrodžių saulės? Ne, nebuvau įsijungęs Pokemon Go. Nebuvai įsijungęs? Aš toks jūsų. O jeigu ten būtų Pikachu? Ne, negalvoju, kad nebuvau. Gerai, mes matėm reklamą tenai, kad jeigu išnuomot baidarę, tai gali Mariuose patį rečiausią pokemoną sutikti. Na, eisim dabar, pračekinsim tą vietą. Jo. Va šitais laiptais mums teko pakilti. Tikiuosi, kad nusileis bus daug lengviau. Grįžom